Labą dieną. Prisistatysiu liepė pačiai reikia. Aš esu reabilitacijos gydytoja. Brigita Paulienė, mes su gydytoju Lakštausku atvykom su jumis kaip sportui nebejingi žmonės, sportui ir sportuojantiems ir profesionaliai ir malonumo laisvalaikio dėliai. Ir mūsų ir jungia tas ir su jumis, ir su treneriu, kuris buvo, ir su sportininkė, kurio buvo tas meilė judesiui. Ir mes tikimės iš to aktyvaus judesio, iš to planuojamo treniruočių ciklo tam tikrų dalykų, ne vien profesionalai. Ir mes irgi, aš manau, kad iš jūsų, taip pirštų nedursiu, bet tikrai yra judančių žmonių ir turbūt ne vienas, ne šiaip savo jūs žurnalistiką tokios ryties pasirinkot. Dėl ko žmonės eina sportuoti, kiekvienas turi savų motyvų, bet dažniausiai tai vieni ir neretai vyrai, jie tikisi jėgos prieaugio, lankstumo prieaugio ir treniruoja greičio, bėgti, lėkti, spėti. Yra antra dalis, kai yra grožis, kai norisi kontūrus koreguoti, svoris nebūtinai turėtų keistis. Yra žmonių, kurie tiesiog eina atsipalaiduoti, suvokdami, kad sėdimas darbas nėra gerai ir suvokdami, kad sėdimam darbe patiriama įtampa yra negerai ir kad tai nebūtų greičio viršimas vedantis į nelaimės, geriau visą tą neigiamą adrenaliną išsportuoti, fiziškai aktyviai, išprakaituoti, nusiprausti ir ramiam jau žmogui grįžti į namus. Ir viskas būtų labai gerai. Ir mums nereikėtų čia ateiti ir dalinti savo patirtim, jeigu viskas būtų tik gerai. Mus dar sieja vienas dalykas, kam turbūt abejingų nėra, tai yra sveikata ir žmonės labai dažnai sportą ir sieja su sveikata. Bet yra ir ta užkulisinė vis dėlto sporto ir sportavimo pusė ir mes kaip tik ją norėtume nelabai nuobodžiai ir nelabai plačiai, bet vis dėlto su jumis panagrinėti, o jūs galbūt su savo aplinka. Bet žmogus iš pradžių, dabar viskas bus iš naujo. Žmogus iš pradžių, kai jisai pradeda galvoti apie sportavimą, jisai pasižiūri save veidrodį ir save kažkaip tai įvertina, kad galėtų save su kažkuo tai lyginti. Dabar ką jisai lygina? Net paprastu, aišku, būdu, sugalvojate eiti į sporto salę. Kokia yra pirma mintis? Kad ko gero reikia pasižiūrėti, ar jūs iš vis pajudat, kiek jūs pajudat, kad galėtumėt per mėnesį ir per pusmetį ir per metus įvertinti tą pokytį, kuris jums keltų nuotaiką. Na ir elementarūs dalykai, ką ir mes žiūrime, ir jūs patys savo pasitikrinat, ir vieni kitų gal pasiklausinėt, tai yra paprasti dalykai. Ar gali žmogus pasilenkti prie ištiestų kojų? Ar gali žmogus atsitūpti, atsistoti? Ar jisai gali pakelti laisvai ranką, nuleisti laisvai ranką, nes jam sportuojant, judant vis tiek tai yra neišvengiami judesiai. Ir mes norime, kad žmonės ir patys savarankiškai ir ypač jų treneriai, kad pažiūrėtų į kai kuriuos dalykus. Bet toj prabėgsim ir toliau aš jau dar kartą. Kas ko labiausiai, o visi vieno, tai tikrai. Bet pasižiūrėkim dabar kartu prie sporto salę. Pas mus atėjo realiai mergina, jinai sako, aš noriu sportuoti. Ir mes sakom, tai gerai, tai tu padaryk bent porą pritupimų, nes tai yra elementarus judesys. Na, kaip supranta, čia yra ką matyti, kiekvienas dabar pasižiūrėsite, kaip jums atrodo ir mes po to paaiškinsim, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir namo grįžę tą patį elementarų dalyką tikrai galėsite pabandyti su savim ir savo artimiausiais. Tai yra elementarus pritupimas. Mes per dieną jį padarom keletą kartų, jeigu žinom, kad lenktis su lenkta nugara pirmin žemyn yra negerai, tai geriau paimti daiktą nuo žemės atsitūpus, ypač kam paskauda juosmenį. Pritupimas yra kasdienybės dalis. Kas, į ką reikėtų pasižiūrėti truputėlį atidžiau? Truputėlį. Pasufleruosiu. Ką matote keliuose? Taip. Keliai pėdas. Taip. Dar kartą. Iš šono.
Čia be abejo rimtesnė kamera filmuota, bet iš tiesų galima net iPhone'u nufilmuoti ir po to pasižiūrėti. Keliai pėdos, ar ne? Pasufleruosiu, kad ir nugara. Čia žmogus sveikas. Čia taip noriu sportuoti, kad būčiau dar sveikesnė ir net darbas nesėdimas iš tiesų. Ir tiems profesionalams, jau kai atsitinka trauma, tai iš jų 80% jau iš principo reikalauja chirurginės intervencijos. Pasitelkiamas aukščiausios technologijos. Tuo užsiima garsiausi, geriausi chirurgai. Ir net visą tai apimant, tai vis tiek yra tik paties Archipovo žodžiais. Tai yra tik tai pusė darbo, nes antra pusė yra vis dėlto reabilitacija po to atstatyti pažeistą sąnarį, atstatyti pažeistą raumenį, raiščius, viską, ką žmogus susižalojo ir kas nusilpo eigoj iki operacijos ir po jo stojantis ant kojų. Traumas čia mato tokias, sakykime, įspūdingas, nuo jų dar žmogus nemiršta, bet jo rezultatai po to labai stipriai priklausys ne tik nuo operacijos, bet ir nuo paties gydymo, kuris ne visada yra chirurginis. Čia profesionalų jau kaip ir nebeliko, liko sportuojantys žmonės ir sportui nebejingi. Sportui nebejingiams ir sportavimu užsiimantiems žmonėms taip pat yra apie ką pagalvoti. Labai dažnai ir vis dar paplitusi nuomonė, kad jeigu po treniruotės raumenų neskauda, tai čia nepavykus treniruotė, tinginys. Ir tas pats Archipovas sako, ir jis aišku ne vienintelis, kad raumenų skausmas ne visada yra geras. Tai ne visada reiškia, kad jūs labai nuoširdžiai padirbėjot ir kitą dieną atsigavus bus dar aukščiau, dar geriau, dar stipriau, citius altus fortius, nebūtinai. Todėl, kad tie skausmai, tie pradiniai, tai gali būti jau mirksinti lemputė, kad ne viskas gerai, kad yra patempimas, kad yra įplyšimas, kad yra įtrukimas. Jeigu patrynė ir nustojo skaudėti, tai tarsi ir neblogai, bet tai jisai žmogus po kažkelinto patrinimo prasibėgęs jau gali tiesiog nukristi paslikas ir tai visai nepanašu su sveikatos paveikslėliu. Leidinys apibendrindo sportuojančiųjų, ne vien profesionalų, pasiekmes. Bet beveik 8,5 milijono nukentėjusiųjų jie pasiskirto kaip. Čia apie viršų mes kaip ir nešnekėsim, gali baigtis mirtim, labiau profesionalai, labiau aišku ekstremalų sportai, gali būti su negale, gali būti gydomi ligoniniai, bet yra ta dalis, šitos mes stipriai neliesim, tai yra nelaimingi atvejai, tai yra kontaktinės traumas, daug dalykų. Yra antra ir tai yra liūto dalis, tai yra beveik 8 milijonai iš 8,5, kurių nereikia operuoti, jie nebus neįgaliaisiais, nebent, kaip matėt, mergina su tokiais pritupimais ir su tokiais keliais įkvėpta slidinėjimo, entuziazmo, išlieks į juodą trasą ir ten su tokiais keliais bandys išmanevruoti kažkokią nestabilę situaciją. Tvarkingai sportuojant, net jeigu namuose daryti pritupimus be atsiklausimo, 8 beveik milijonai. Kreipsis pas gydytojus. Ne į ligoninę. Ambulatoriškai, tai išvertusi paprastesnę kalbą, tai yra poliklinikos sąlygomis. 200 tūkstančių. Kiti gydoma kitaip, čia yra jau namų sąlygomis. Ką kaimynas sakė, ką darė draugas, kai jam taip buvo ir panašiai. Ta, ką minėjau, profesionaliame sporte traumų mažiau, bet jos sunkesnės, profesionalus patyrusius traumas žymiai greičiau ir dažniau taip pat žiūri ir gydo profesionalai. Su likusiais, su mėgėjais, entuziastais, profesionalai kartais, taip kaip mes, prisijungiam tada, kada visi kiti išsisėmė patarimuose, žmogus išsisėmė eksperimentuose ir tada jau klausė, ką dar jisai nepabandė. Ir ką mes? Mes atėjom pasidalinti požiūrių, patirtim ir mąstymu platesniu. Dirbdami mes matom, ir kuo toliau, tuo labiau, kad daugėja pas mus pacientų, kurie skundžiasi įvairiais skausmais ir ribotais judesiais susijusiais su fiziniu aktyvumu.
Su sniego kasimu nešnekėsim, su žemės kasimu irgi nešnekėsim, su fiziniu aktyvumu, ką mes vadiname nieko neįžeidžiant vis dėlto sportavimu. Sporto tada kryptis rūšis šakos labai įvairios, mes juos visus ir dar visi nepaminėti. Mes juos sutinkame, jie pas mus ateina ir dėl ko tai nebūtinai reiškia, kad žmonės vis daugiau traumuojasi, tai reiškia, kad jie tiesiog greičiau pradeda domėtis, ką jam dabar daryti, nes jis iškrenta iš savo treniruočių ciklo ir jam tai gadina nuotaiką. Vienam, kad neauga sportiniai rezultatai, kitam, kad jisai atėjo po darbo atsipalaiduoti, kad nugara nuo biuro kėdės neskaudėtų, o iš jo su dar didesniu skausmu. Anksčiau buvo galima bent sėdint neskaudėjo, dabar ir sėdint skauda, naktį reikia ieškoti, kaip atsigult. Ir mums pradėjo kilti patiems klausimas, kas darosi ir kaip čia dabar išeina, kodėl taip atsitinka, kad vietoj sportinių rezultatų gaunamas progreso lėtėjimas, kol visai sustoja, iškrenta iš treniruočių ciklo sportininkas ir sportuojantysis lygiai taip pat, vietoj geros nuotaikos iš sporto klubo išeina visas nusivylęs, nes rezultatų nėra, dar ir skauda, ir tada jau jo visos investicijos pasuka kitą kryptim. Ne sporto klubas, ne sporto įranga, bet sveikatos specialistai. Mes vieni iš jų pradėjom gilintis, nes jau tiek žmonių, ką su jais daryti, kame priežastis. Priežastis yra pakankamai paprasta. Sporto ir sportavimo dvi sudėtinės esminės dalys yra kūno galimybės ir fizinis krūvis. Taip mes ir suprantam. Ateinam kokie esam, didinam krūvį, iš to tikimės, kad būsime dar stipresni, dar greitesni. Ir viskas yra labai gerai, kol kūno galimybės yra didesnės už krūvį. Galiu padaryti 10, padariau 9. Gera nuotaika, tonusas, kraujotaka, visi privalumai. Laimėjimas, žmogus patenkintas, tos dienos nugalėtojas, ar su raudona juosta finiše, ar tiesiog savo darbe, jisai yra darbingiausias ir aktyviausias, nes jam nugaros neskauda ir galvos neskauda. Bet ir fizinis krūvis, tai dabar yra ta dalis, kuria užsiima treneris, viskas aišku, žmogus eina į sporto klubą arba susitarė su specialistu, jis jam išdėlioja, ką darys, kaip dažnai darys, kiek ciklų, kiek priėjimų, kokia tvarka, kokia seka, kada tempimai, kada jėga, tai krūvio klausimas. Antra dalis, ką matėt, funkcinė būklė. Bet kaip žmogus, tai taip jisai atsistojo prieš veidrodį, padarė porą pritupimų, padarė gal ir 10, yra pastabios akis, pažiūrėjo, kad keliai kliba, kiti nepastebėjo, vieni pastebėjo, kad pečiai persikreipė, kiti nepastebėjo. Kiek žmogus pastebėjo, toks jisai ir nuėjo. Jį atėjusi sportuoti kažkas, arba einantį sportuoti, kažkasgi turėtų pažiūrėti, pasakyti realias galimybės, čia kaip talentų šou. Kad duše dainuoja, viskas gerai, bet ar tu gali čia eiti į sceną? Ar gali su tais 2 pritupimais buity imant tušinuką nuo grindų, dabar eiti į salę ir daryti 3 kartus po 10? Ir po to su štanga ant pečių, nes taip jau man išaiškino Babravičius. Aš stiprinu kojas, darau pritupimus su štanga ant pečių, skauda nugarą. Gerai, sakau, tai rodė, kaip darai tos pritupimus tada ir kokia ten ta situacija. Kas prižiūri, patikrina žmogų einantį į sportavimo iš vis įstaigas ir kas jį sportuojantį prižiūri eigoj profilaktiškai ir viskas gerai. Ir jau jeigu kažkas pradėjo mausti, tai pasitarė 2 draugai ant solelio, pasitepė traumelių, fastum gelių, nepraėjo. Ir kas toliau? Toliau kitas tepalas. Ar gal specialistas? Iš specialistų, ką paminėjo treneris, komandoje yra sporto gydytojas ir yra masažuotojas labai dažnai. Ir tai yra labai gerai, kad jie ten yra. Bet šiai dienai yra tokia situacija, kad jie jau turi tvarkyti tai, kas atsitiko. Sporto gydytojas labai dažnai užsiima metabolizmu, papildai, ką valgyti, ko nevalgyti, ką papildomai valgyti, kad būtų raumenys stipresni ir raiščiai tampresni. Masažuotojas paprastai jau gauna skaudantį sportuotoją, sportininką, jam spazmuoja raumenys, jam skauda, jam veržia, jam trukdo judėti. Ir šiai dienai mes dar mažai sutinkame, mes savo sferoje, aišku, turime kolegų, bet mes mažai sutinkame žmonių, kurie pasižiūrėtų žmogų prieš einant sportuoti. Mes džiaugiamės, kad tų žmonių vis daugiau
pasiruošusių eiti sportuoti, užsuka pas mus pasiklausti.